Pirmais žodžiais norėčiau padėkoti, kad jūs atėjot, kad domitės politiką, kad remiat politiką. Ir svarbiausia, kad jūs remiat mane toj sunkioj kovoj į prezidento postą. Noriu pradėti nuo to, kad Šiauliuose darbo partijos suvažiavime, kuriame buvau iškeltas kandidatu, aš išdėsčiau savo poziciją, kodėl ryžausi kelti savo kandidatūrą. Ten labai aiškiai pasakiau, kad tų pastaruoju 4 metų valdymas netenkina ne tik mane, bet netenkina ir daugelį Lietuvos žmonių. Dalios Grybauskaitės ir Andriaus Kubiliaus tandemas per 4 metus padarė milžinišką žalą Lietuvos valstybė ir jo žmonėms. Milijardai skolų, milijardinės palūkanos, ir jeigu mes dar prieš krizę galėjom didžiuotis, kad lenkiam Latvijos, jau su estų pirmininkavimu ir pirmavimu mes buvom lyg susitaikę, tai po krizės mes atsipeikim ir pamatėm, kad Latvijai ir tie mus aplenkė. Tai tokia labai aiški yra šitos valdymo laikotarpio kaina. Kaina yra, kuri kiekvienam žmogui ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, ir dirbančiam, ir pensininkui, galima suskaičiuoti labai tiksliai. 2000 kiekvienam yra našta papildoma. Vietoj to, kad tie pinigai eitų švietimui, sveikatos apsaugai, mes turėsim juos atiduoti bankams. Dar daugiau. Dalia Grybauskaitė, pareikšdama, kad kandiduoja antrą kadenciją, pasakė, sustiprėjo mūsų finansinė sistema. 2 bankai, lietuviški bankai, Snoro ūkio, paskelbti bankrotais. 4 milijardai vien tik tai Snoro banko indėlininkams išmokėti praradus savo indėlius. Šiek tiek mažiau ūkio bankui. Visą tai reikės padengti kiekvienam Lietuvos piliečiui. Buvo ne vienas pasiūlymas ūkio ar tą patį Snoro banką paskelbti komercinių valstybinių bankų. Buvo atmestas šitas variantas. Buvo variantas banką paskirstyti į geras ir blogas paskolas. Buvo atmestas variantas. Pasirinktas pats kraštutinis ir pats ne turbūt racionaliausias bankrotas. Ir mes matom, kad bankroto administratorius, kuris buvo Friklis Simonas pakviestas iš užsienio, per 5 dienas gavo 5 milijonus litų atlyginimo. Ir niekas neranda, buvo paprašyta valstybės kontrolės patikrinti, o už ką jam buvo išmokėti tokie pinigai, nieko konkretaus nėra surasta. Ir kai mes klausėm Vito Vasiliausko, banko valdytojo, kodėl nėra konkrečių darbų, už kuriuos jam sumokėta, sako, taigi aš neprivalau čia rašyti, tartis, gal dabar pasimokėm, gal taip nebesirašysim sutarčių, bet taip įvyko. Dar daugiau, Dalia Grybauskaitė visą laiką demonstravo tokį kietą charakterį. Kovosiu su oligarchais, kovosiu su kyšininkais. Praėjo 5 metai, mes girdim tą pačią retoriką. Ir ne vieno pasakymo, o kasgi yra tie oligarchai? Kas yra tie kyšininkai? Dar daugiau, ta kova su kyšininkavimu ar korupcija, man toks įspūdis, kad patiria visišką fiasko. Pažiūrėkit, kiek pareigūnų, kurie išvedami iš kabineto su antrankiais, išvedami kaukėtų vyrų, vėliau grįžta ir dirba tose pat kabinetuose. Ir atrodo, kad čia tik tai tokie parodomieji procesai. Visiška bėda yra su užsienio politika. Atsakykit, su kuria šiandien šalim mes draugaujam. Mes negalim šiandien susitarti. Jau nekalbu apie Baltarusiją. Su Rusija nėra jokių santykių. Tai, kai mūsų sustabdė krovinius prie sienos,
Niekas negalėjo surasti telefoną, kam paskambinti. Tai gerai, premjeras dabar į Sočį nuvažiavo, tai susitiko, pakalbėjo ir iškart parvežė šiokį tokį pasiūlymą. Nėra santykių nei su Lenkais, nei su Latviais, nei su Estais. Stringa visa mūsų energetinė politika. Jūs pažiūrėkit, mes nepajėgus esam vieni statyti tokius objektus, kaip atominė, suskystintų dujų terminalus ir visus kitus. Tie objektai yra labai brangus. Ir be regioninio bendradarbiavimo, be bendradarbiavimo su mūsų kaimynais, mums yra nepanešti tokią naštą. Mes to niekaip negalim suprasti. Atrodo, mes, kaip žinot, tie plikbajoriai. Viską patys padarysim, patys viską susimokėsim. Kas sumokės? Sumokės Lietuvos žmonės. Tai dar daugiau. Per pastaruosius mėnesius skandalas su pažyma. Paskelbta pažyma, kad prezidentai gresia pavojus, kažkas ją turi kompromituoti. Kitaip sakant, visi, kurie kritikuos, tie bus arba Rusijos šnipai, arba mūsų valstybės priešai. Nutekinta informacija. Paaiškėjo, kad patys susiorganizavo visą šitą dalyką. Ir pažymos parašymą, ir nutekinta. Nieko. Dirba vyriausia patarėja, kiekvieną dieną per televizorių rodo, o kitus moko. Žinot, kaip negerai reiškia, kai tariamieji yra kažkur tai dar dirbantis. Čia pat pašoniai. Paimkim diplomatų skandalą. Diplomatai iš tikrųjų kalbasi Vengrijoje diplomatas su savo kolega Vilniuje. Patenka šitie įrašai kažkodėl tai viešumą. Išmetami iš darbo. Didelis įtarimas, kad naudojamos spec tarnybos prieš neįtikusius žmonės. Tai tokie ir kiti faktai dar kartą rodo man pačiam, kad mano apsisprendimas yra teisingas. Ir kad aš padariau tikrai neklysdamas. Kaip ir sakė, dalyvavau nuo pat valstybės kūrimo pradžios Lietuvos gyvenime. Tikrai didžiuojuosi, kūriau teisinę sistemą. Bet norėjau, kad ta teisinė sistema visų pirma netarnautų kokiam tai viršininkui, bet gintų žmogų. Kad žmogus atėjęs pas teisėją, prokurorą ar policininką, žinotų, kad ten suras teisybę. Kad ten jį gins, saugos. Kas dabar atsitinka? Dabar žmonės ištisai rašo skundus, nepatenkinti nei teismų sprendimais, nei prokurorų. Ir ką mes matom? Valdymas vyksta tiesioginis iš Daukanto gatvės. Taip elkis, kitaip elkis. Principingi darbuotojai negali pakęsti, negali taikstytis. Tai kas atsitinka? Juos išvaro iš darbo. Algimantas Kliunka, kuris išaiškino pačius sudėtingiausius nusikaltimus, buvo sukompromituotas, išvytas iš darbo. Istorija Gailiaus ir Giržado. Visi dar prisimenat. Ką parodė teismas? Kad buvo susidorota. Betingis, Kauno apygardos prokuroras, tyręs sausio 13 bylą. Sudėtingiausias bylas. Išvarytas iš darbo. Todėl, kad jis turi savo nuomonę, kad jis neklauso, kad jis elgiasi kaip nepriklausomas prokuroras. Tai tokie dalykai rodo, kad mūsų valstybė eina ne tuo keliu. Kad mes neturim veiksnios teisėsaugos. Kad mes neturim teisingumo, kas yra kiekvienos valstybės pagrindas. Ir teisingumo nėra ne tik tai teisėsaugoje. Teisingumo nėra ir socialiniai srityje. Ar mes, didžiuojamės pačia pigiausia darbo jėga? Ar galim sakyti, kad šiandien žmonės gauna teisingą atlyginimą? Teisingą pensiją? Ta atskirtis socialinė, ką jinai daro? Aš esu nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Mes galim visokių grėsmių prisigalvoti. Rusai, dar visokie kitokie aplinkiniai. Bet didžiausia grėsmė yra mūsų socialinė politika. Ta didžioji atskirtis. Žmonės yra nepatenkinti savo valdžia. Nepatenkinti tampa savo valstybę. Ką jie daro? Jie perka bilietą ir važiuoja į užsienį. Ir išvažiavo daugiau kaip 500 000 žmonių. Vien tik per paskutinius 4 metus išvažiavo beveik 300 000. Pačių produktyviausių žmonių, kurie čia gali auginti vaikus, dirbti. Tai Lietuva mažėja. Lietuva silpnėja kaip valstybė.
Todėl aš klausiu, o ekonominėje srityje? Kodėl mes turime mokėti brangiausiai už dujas? Todėl, kad mes negalim susikalbėti su tais pačiais rusais? Todėl, kad mūsų ambicija neleidžia? Man atrodo, kad visa energetinė politika pagrįsta yra tokiu principu. Ne kaip geriau Lietuvai arba Lietuviui, bet kaip blogiau Rusui. Ir mes mokam didžiausią kainą. Už dujas, už elektrą, už naftą. Kas mes? Kodėl mes tokie? Ką mes labai turtingi? Visą kainą po to į prekes persikelia. Mes vėl mokam didžiausią kainą. Todėl, kad mes nenorim bendrauti. Galų gale prezidentė pareiškė. Žinot, aš su rytais ten nėra ko bendrauti. Man gal į tuos turtingus vakarus geriau važinėti. Tai ką, mums dviejų prezidentų reikia tada? Vienas su rytais bendraus, kitas su vakarais. Aš manau, kad turi vienas būti prezidentas. Ir užsienio politika visų pirma yra daroma tam, kad žmonės gyventų toje valstybėje geriau. Obama savo pranešime dabar parlamentui, kongresui pasakė, aš važiuosiu į kiekvieną šalį, kurioje galima surasti rinką mūsų prekiams. Nesvarbu, ar tai bus Rusija, ar Indija, ar Kinija, jis važiuos. Jis pats ieško savo prekiams rinkų. Mesgi vakar buvo Mažeikiuose. Tiesiai mums sako vadovai pieno perdirbimo įmonės. Kiekvienas aukšto pareigūno neatsakingas žodis pasakytas prieš Rusiją atsiliepia jiems milijonais. Sako, mes jau žinom. Pasakė, po savaitės mūsų prekės bus sustabdytos. Mūsų gamyba bus sustabdyta. Tai ar mes norim pademonstruoti savo drąsą tokiu būdu ir padaryti savo verslą ir savo žmonėms blogai, bet mes kažkaip tai to nenorim suprasti. Tai aš savo programoje ir jums noriu pasakyti, mano vizija labai aiški. Visų pirma, teisinga ir stipri valstybė, kuri gali pasirūpinti savo žmonėm, kurie turi suteikti čia žmonėms galimybę gyventi. Galimybę dirbti visų pirma, galimybę auginti šeimas, statyti savo namus, sulaukti senatvės. Ko mums ieškoti? Aš suprantu, atlyginimas galbūt didesnis, bet daugelis išvažiuoja todėl, kad čia nesijaučia laukiami, nesijaučia čia šeimininkai šitos valstybės. Pasižiūrėkim, pilietiškumas. Surenka 300 000 referendumui. Ką sako? Tai žinot, ten vienas parašas ne taip, tai gal ta ranka viena pasirašęs. 300 000 parašų. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje pasinaudojo žmonės konstitucinę nuostatą. Tai duok tą teisę sušaukti referendumą. Ne, iki šios dienos dar neaišku. Leis, neleis. Mano supratimu, valstybės svarbiausius klausimus turi spręsti tauta. Seimas taip, jie yra atstovai, bet yra tokie, pasakyčiau, fundamentalūs klausimai mūsų valstybės, kur be žmonių nuomonės neturi teisės Seimas priimti. Ar tai bus žemės pardavimas, ar ten kiti klausimai. Tik tauta gali tuos klausimus pasakyti. Jo labiau, kad per rinkimus dažnai nekalba tom temom. Tos temos net programui nėra. Kai jie gauna mandatą, tada balsuoja. Aš manau, kad pilietiškumas yra pagrindinė šiandien valstybės ir tautos savybė, kuri leistų mūsų valstybėje toliau klestėti ir gyventi. Visuomenė turi kontroliuoti ir valdininkus, ir teisėsaugą. Šiandien kažkodėl tai kūriamos įvairios organizacijos, tai prižiūri, tai inspektuoja. Daugiau pasitikėti visuomenę. Į tuos pačius teismus įsileiskim visuomenę. Leiskim jiems matyti, kaip vykdomas teisingumas. Jo bus daugiau, aš įsitikinęs. Noriu pasakyti, kad mano vizija labai paprasta. Turi būti darbo vietos kūriamos, turi būti investicijos traukiamos čia ir vystoma gamyba. Tas pats Obama pasakė. Jūs žinot, buvo laikotarpis, kada iš Amerikos, iš Europos į Indiją, kitur perkelė savo gamybą. Pasakė, visi, kurie sugalvos atgal grąžinti gamybą ir tą darys į įmonės, kurios stovi tuščios, bus jiems suteikiama parama, ten bus jiems leidžiama įsikurtose įmonėse ir parama apmokant darbuotojus. Mes turėjom šiandien gražų pavyzdį Skuode, kada Norvegai atvažiavo, susiremontavo fermas, priėmė 26 darbuotojus, jie sukūrė darbo 26. Tai turi būti tai valstybės pareiga. Skatinti tos žmonės, kad jie kurtų čia ir darbo vietas.
Nereikia kažko ieškoti. Aišku, investitorių reikia pritraukti, kadangi jie turi rinkas, kur parduoti panašiai. Svarbiausia yra, kad žmonės tikėtų, jog čia valdžia jiems turi padėti. Sako, nėra pinigų. Pinigų yra, patikėkit. Jeigu mes neišvaistytumėm jų milijardiniams projektams, pas mus dabar tokia mada mega projektus. Rail Baltica, atominė, suskystintų dujų. Reikia paklausti, ar jie bus naudingi mūsų žmonėms? Ar mes pirksim tas dujas pigiau, ar elektra pigiau bus? Kas bus pigiau? Ar mes vėl turėsim subsidijuoti visus tos verslus ir tas paslaugas, kad ten kažkas vyktų? Mums tokių nereikia. Mes šiandien nesam tokie turtingi, kad galim švaistytis pinigais. Galbūt panaudokim juos ten, kur reikia. Aš aišku, vienas to negaliu padaryti. Aš kviečiu visus prisidėti. Padėti man. Man atrodo, kad tik kartu mes galim šitą padaryti. Bet reikia žengti tą žingsnį. Suteikti valstybei prasmę ir tam tikrą vystymosi perspektyvą. Viziją. Mes turim suteikti teisingumui naują prasmę. Mes turim kartu pabandykim kurti teisingą ir stiprią valstybę. Kviečiu jūs visus.